viso nežinau, ar valant daugiabučius, apskritai verta neštis kibirą, nes visurgi kaupiasi purvas, ant grindų kaupiasi purvas, tau reikia tą purvą išvalyti, kitaip jis taškysis, supranti. Kol tu neišvalysi, visos grindys bus smėlėtos. Tai aš nežinau, ar verta iš pradžių neštis kibirą, kol tu neišvalytos laiptinės. O kitas dalykas, va matot, kokia graži laiptinė. O kitas dalykas, po keliem aukštam tau užteks vandens. Nes dažniausiai laiptinėse, tai žinai, o pavyzdžiui, šitas daugiaaukštis pastatas, tikrai nemanau, kad jis bus orientuotas į lengvą valytojų darbą. Tikrai nemanau, kad čia bus lengvas valytojų darbas. Supranti. Tai aš manau, kad valant laiptinę svarbiausia yra turėti šalia sanitarinį mazgą. Nes kitu atveju, ir dažniausiai taip ir būna, kitu atveju, kiekvieną kartą baigiantis vandeniu, to reikia leistis į apačią, prisipilt. Ir negana to, palikti priemonės ten, kur tu baigiai darbą. O jeigu namas 16 aukštų, tu leidėsi su liftu, supranti, tu negali susirasti. Tai jeigu, tarkim, namas yra 16 aukštų, tu palieki priemonės aikšteliai, tai negana to, kol tu surasi savo daiktus, tu su savo vandens kibiru vaikščiosi pirmyn atgal, supranti? Tu su savo vandens kibiru vaikščiosi pirmyn atgal, kol tu surasi savo daiktus. Ir negana to, gali būti piktas gyventojas, tuos daiktus gali pavogti. Tai va, tuos daiktus gali pavogti. Kai tau baigsis vanduo, tu turėsi leistis į apačią ir ieškoti savo sanitarinio mazgo. O po to turėsi kilti viršų ir grįžti ten. Bet tai neaišku, gal koks piktas gyventojas paslėp, žinai. Tu turėsi grįžti ten, kur tu pabaigi savo darbą ir tęsti. Ir negana to, 16 aukštų tikrai neužteks vieno vandens kibiro. 16 aukštų tikrai neužteks vandens kibiro. Tau reikės visą laiką kilti ir leistis. Toks darbas yra labai mažai apmokamas.